Sveiki, tai ką, praeitą savaitę neatspėjau ir ačiū Dievui, Žalgiris laimėjo. Šią savaitę keliaukime pas Virtus, tiksliau Virtus keliaus pas mumis. Tai uždaviau klausimą, vėl Žalgiris laimės prieš Virtus, tai pirmas būstas Vandenyje. Vandenė valdovas Saturnas, Saturnas pirmam būste, tai iškart rodo, kad Žalgiris bus savo paties laimė šeimininkas. Virtusas Liūtė, jų valdovas Saulė, 8 būste, tikrai nelabai patogi padėtis. Dar galime apžvelgti Mėnulį, kuris pereidinėja į Ožiaragį, kur yra Saturno jėgos, tai dar vienas pliusas Žalgiriui. Toliau galime pažiūrėti, kad 10 namo valdovas yra Jupiteris ir jis daro teigiamą aspektą į Saturną, tai dar vienas pliusas Žalgiriui. Prie Mėnulio dar grįžtant, tai jis daro teigiamą aspektą į Saulę, kas yra šiok toks pliusas Virtusui, ir įtemptą aspektą į Saturną. Bet, kaip jau sakiau, kažkuriam kitam nagrinėjime, kad įtemptas aspektas nebūtinai blogai, kaip tik rodo tasme, kad komanda dės daugiau pastangų, reiks pakovot, nepasiduot. Tai tas teigiamas aspektas į Saulę, tai spėju, kad duos gal gerą pradžią Virtusui, bet nemanau, kad jiem to užteks, todėl viską bendrus manau, kad nelabai lengvai, bet Žalgiris vis dėlto laimės. Tai tikėkime, kad taip ir bus, tai palaikinkite, jeigu buvo įdomus, ir iki kitų kartų.